mane įstojusio lektorių. Aš esu medicinos universiteto absolventas, tiesa, tas buvo seniai, 70 metais, ir baigiau aš biofizikos skyrių. Gydomojo fakulteto biofizikos skyrių ir tas leido man, tas mano background studijų, plačiau žiūrėti į visus procesus, kurie vyksta mumise ir aplink mus. Ir leido susiformuoti tas pasaulėžiūras, kurias aš bandysiu jums pristatyti ir su kuriom norėsiu su jumis pasidalinti. Na, jau Einšteinas yra pasakęs, ar ne, kad viskas yra energija ir viskas, kas tai aplink mus yra, taip pat yra energija ir nieko daugiau be energijos. Taigi aš pasižiūrėsiu į tą nagrinėjamą sritį iš energetinių pozicijų, kaip tos energetinės aplinkos situacijos gali įtakoti į mūsų funkcionalumus, tame tarpe ir tos aplinkos, kurios buvo nagrinėjamos šiandien pirmoji mūsų konferencijos daly. Taigi, turiu pastebėti tą kontekstą, kuris formuojasi dabar aplink mus, visam, ne tik čia, šioje salėje, bet visam pasaulyje. Pradedant 22 metais, Nobelio premijos buvo skiriamos 3 fizikam, visada buvo skiriamos fizikam, ar ne? Bet išimtinai vienos srities fizikam. Tai yra kvantinės fizikos atstovam. Tai yra už susietų būsenų analizę 22 metais buvo 3 Nobelio premijos skirtos. Ir 23, tai yra praeitais metais, vėl tik tai vienos fizikos ryties, kvantinės fizikos atstovams, už atosekundinių būsenų stebėsenos galimybės, vėl 3 fizikam, vėl kvantinė fizika. Vien tik tai. Kitų fiziko nebeliko. Ne, bet šitie dabar būtent formuoja tą avangardą. Ir turbūt ne tik tai fizikoje, bet mūsų suvokime to pasaulio, tos realybės, kurioje mes egzistuojam. Ir kurią dalinai tą realybę pristatė prieš tai buvusiai pranešėjai, ponia Audronė, Violeta. Taigi leiskit ir man truputėlį apie tai pabandyti pašnekėti ir pasidalinti savo patirtim šiuose srityse. Bendra struktūra, kurią dabar įsivaizduoja fizikai ir kurią norom, tiesiog man stebėtinai netikėtai buvo šitą pateikusi vienoje skaidruolėje ir gerbiama Audronė ir Violeta, atkartoja tą struktūrą mūsų realijos suvokimo, kurią aš dabar šičia jums noriu pristatyti. Pirmas lygmuo tai yra materialus lygmuo, kuris yra štai šičia apačioj. Toliau yra energetinis lygmuo, kurį jūs matot štai čia, antram. Ir yra kvantinis lygmuo, kurį jūs matot štai čia. Dar kitaip kvantinių laukų lygmuo yra vadinamas nulinio taško laukas. Nulinio taško. Kodėl nulinio taško? Todėl, kad tenais nebeegzistuoja laikas ir nebeegzistuoja erdvė. Ten yra viskas čia ir dabar ir visada. Tai yra tam tikros kvantinio lauko ypatybės, su kuriuo mes dažnai susiduriam savo gyvenime, nes nejučiom priimam, lyg tai įprasta.
bet jos egzistuoja. Galima sakyti, kad skeptiškai pažiūrėti į tai, kaip mes tos kvantinius laukus pajaučiam. Ir tikrai mes šiuo metu jau disponuojam tokiom technologijom, kurios gali atlikti tyrimus jau kvantiniuose laukuose. Aš nedaug tų tyrimų žinau Lietuvoje, bet pasaulyje jie labai intensyviai yra vystomi. Ir vystomos kvantinių laukų analizės tyrimų technologijos, kurios jau ateina į mediciną, diagnostiką ir į poveikį. Ir vienas iš poveikių formų, tai buvo tai, ką jūs pristatėte, tai mineralogija, kuri taip pat gali būti priskirta prie poveikių būtent šitų laukų erdvėje. Tų kvantinių laukų egzistuoja tam tikros struktūros, apie tai minėjo ir ponia Audronė. Ir jas mes nesigilinsim, tik tai į tuos efektus, kuriuos mes galim stebėti šitų laukų pagalba. Vieni iš tų 3 savybių kvantinių laukų, kuriomis mes stebėmės, tai yra tokia savybė susietumo savybė, superpozicijos savybė ir tunelinių perėjimų savybė. Ir jau tos savybės, pavyzdžiui, susietumo savybės jau naudojamos kaip diagnostinė priemonė medicinoje, naudojamos elektronikoje, yra spin elektronika, taip vadinami, kuri naudoja būtent susietumo principą jau technologijų kūrime. Taip, kad visa tai jau yra ir jau mes einam paskui tą. Tik mūsų tas realiojo suvokimo lygmuo yra, taip sakant, norim mes to nenorim dar praeito šimtmečio. Iš tikrųjų taip yra. Ir tik tai entuziastai, kurie ir čia susirinko, ir kurie yra ir plačiau mūsų Respublikoje ir mūsų pasaulyje, jie į tą žiūri jau kitaip ir stengiasi susivokti tose naujose technologijose ir naujose galimybėse. Ta struktūra, jeigu čia iš fizikinių žurnalų, jeigu mes turim kvantinį lauką, kaip tokia tam tikros energijos buljoną, kuris generuoja tam tikrus energetinius pliūpsnius, formuoja stygas, kurios savo ruožtu formuoja laukus ir atitinkamai materiją. Ir visą tai mes turim savo realijoje. Iš tikrųjų, tai koks projektas yra suformuojamas kvantiniuose laukuose, per energetinės struktūras, per materiją realizuojasi šičia Žemėje. Ta jau sakė ir ponia Audronė, ar ne? Tik tai yra de facto. Šitie dalykai jau yra įrodyti. Ir yra eilė mokslininkų, kurie tyrinėja tas struktūras, kurių pagrindų yra generuojama materija. Rupertas Sheldrokas toks yra šitą pasaulio mokslininkas, kuris kalba apie morfogenetinės struktūras, kurios yra formuojamos būtent kvantiniam tam nulinio taško lauke ir pagal kurią yra realizuojami projektai materijoje. Ar tai būtų gyvoji, tik aš nežinau dabar, ką reiškia gyvoji ir negyvoji, tai jeigu manęs klausite, aš neatsakysiu, nes ta riba neaišku kur nubrėžti. Taigi, pagal tą projektą yra formuojama tam tikra materija. Ir žmogus projektuojamas yra tenai ir pagal tą projektą yra realizuojama struktūra, tokie gražus kaip, ne kaip aš, bet kaip eilėšičiai jūsų yra. Apie tą pokytį mūsų realijos suvokime kalba daug mokslininkų. Vienas iš jų yra toks Gregas Bradenas. Jį galite užsirašyti ir jo yra puslapiai ir jisai kviečia į pasimatymus ir pokalbius
šitą internetinį erdvėj, tai yra šitą branduolinės fizikos inžinierius, kuris savo visą gyvenimą dabar skiria švietimui, pasaulio visuomenės švietimui, tiems, kuriems įdomu susivokti tame, kas darosi aplinkui. Tas pasaulėžiūros kampas keičiasi. Jis pasidaro ženkliai platesnis ir netaip siaurai kviečiama žiūrėti į tą pasaulį, kaip mes mokinome būti, pažinti tą pasaulį. Mūsų tradicinės vertybės buvo formuojamos mokykloje ir turbūt dauguma mokyklų Lietuvoje dar formuoja tą patį, ar ne, kad mes iš tikrųjų atsitiktinai kylom iš kažkokių tai šitą molekulių, ten žaibuojant, susidarė amino rūgštys, ten paskui iš jų kažkaip tai baltymai, vis kažkaip tai, paskui susidarė kažkaip tai ten ribonukleininės rūgštys, DNR, dezoksiribonukleininės rūgštys, nu ir vat atsiradom vat tokie mes. Tai šitą, kaip mūsų požiūris į mūsų kūną, vėlgi išskaidytas, sukapotas dalim, ar ne? Kai mums suskauda ten, tarkim, širdį, jūs einat pas ką? Pas kardiologą, ar ne? Jeigu jums suskaudo plaučius, ar ne, peršalot, einat pas pulmonologą. Jeigu inkstai problema, einat pas nefrologą. O kas jūs visą gydo? Kaip po tokį. Jūs esate asmenybė, bet ne instrumentų rinkinys. Nežinot? Ir aš nežinau. Tokio specialisto pas mus nėra. Yra lygtai šeimos gydytojai, kurie turėtų tokią misiją atlikti, bet jie tam neruošiami. Taip, gal aš klystu, gal jau pradėjau ruošti, ar ne? Greičiau jūsų entuziazmas vedė prie platesnio to pažinimo, ar ne? Bet iš tikrųjų jie negali to kompleksiškumo žmogaus apriept, tai viena. Antra, nieks nemokina tą kompleksiškumą, nei suprast, nei pažint, nei tuo vadovautis. Taip, yra krūva mokyklų šitą pasaulyje, bet jų garsas iki mūsų dar nedaėjo. Mes neturim ne vienos institucijos, kuri būtent dirbtų su kompleksiniu sistemų taikymu, panaudojimu medicinoje, su pasaulėžiūros formavimu medicinoje, būtent iš tų pozicijų. Taigi mes žiūrime žmogų suskaldytai, į mūsų pasaulį žiūrim suskaldytai, į laiką, kad kažkas tai biškutį pasikeitė, kažkas tai pasikeis. Ir žiūrim į tą visą mūsų supantį pasaulį, ar ne, kad tai mūsų spauda gerai tą mūsų pasaulio supratimą atspindi, ar ne. Konfliktai visur, tas tą ten nugvelbė, tas ten tą apgavo, ten padarė ne taip, ar ne, ten kelis milijonus pralošė, būna. Bet esmė pasaulio evoliucijos tai yra savitarpio tolerancija ir savitarpio supratimas, pagalba, kooperacija. Ten, kur yra kooperacija, ten yra evoliucija. Ten, kur nėra kooperacijos, ten yra destrukcija. Ir pasaulis tą lūžio tašką dabar kaip negalima arti šalia jo yra. Tame suvokime šitų dalykų. Taigi apie šitą pasaulėžiūros kitimą yra galima pasiskaityti. Tarp Grego Bradeno knygų labai daug išleista, išversta į lietuvių kalbą. Ir šitą jų galima, man atrodo, dar ir knygynuose įsigyti. Tas mūsų pasaulis ne tik taip išdėstytas pagal sąsajas tarpusavio
su aplinka, jis turi tam tikrą, taip vadinamą, fraktalinę struktūrą. Kompleksinės sistemos pasižymė fraktalinę struktūrą. Ir čia jūs galite matyti, kaip nuo elementariausių kvantinio laukų šitų elementų struktūros evoliucionuoja ir formuoja mums iki žmogaus. Ir visa tai apima visą mūsų kompleksinio organizmo struktūrą. Tiek materialioji dalis, ar ne, tiek energetinė dalis, tiek šita kvantinė nulinio taško lauko dalis. Ta mūsų pasaulėžiūra, kaip sakiau, keičiasi ir mes žinom, tarkim, dvi medicinas, ar ne? Žinom tą vakarų mediciną, diferencinė medicina dar vadinama, kuri išskaido objektą, daro smulkesnį ir atrodo, kad tą smulkesnį objektą mes geriau pažinsim ir pažinsim tada visą žmogų. Ir tai yra diferencinis mąstymas ir yra holistinis mąstymas, kurį propaguoja rytų medicina, kada yra žiūrima į žmogų kaip į minimum 3 komponenčių darinį. Tai yra materialusis, energetinis ir informacinis arba dvasinis lygmuo. Ir jie pakankamai sėkmingai gydo, ne mažiau sėkmingai kaip ir diferencinis gydymas. Tik efektyvumas jo gydymo, to holistinio priėjimo, yra maždaug 10 kartų didesnis negu šitą diferencinę mąstymą. Diferencinės medicinos, vakarietiškos medicinos. Jeigu jie investuoja sveikatai žmogaus išlaikyti iki 80 metų, tarkim, $1 arba €1, tai mums reikia tam, kad tą žmogų išlaikyti iki 80 metų sveiką, įdėti $10. Taigi efektyvumai šitų dalykų yra skirtingi. Bet sveikatos apsauga pasaulinė šitą suvokė ir jie pradėjo nuo praeito šimtmečio pabaigos formuoti kitą uždavinį medicinai aplamai, tai yra integruotos medicinos kūrimą, kompleksinės medicinos kūrimą, pagrįstą kompleksinių sistemų teoriją, kuri irgi atsirado tik tai neseniai 20 amžiaus pabaigoje ir 21 amžiaus pradžioje. Pirma premija turbūt, kuri buvo Nobelio skirta tam, tai buvo Ilja Prigožino dar 1976 metais, kuris buvo pradininkas tų kompleksinių sistemų studijavimo. Tai yra, kad kiekvienoje kompleksinėje sistemoje yra taip vadinamas determinuotas chaosas, visada, pagrindė visų procesų, ir kad jisai lemia kitų struktūrų evoliuciją, vystymąsi ir savybės. Dar vienas, kuris prisidėjo prie to, buvo Edvinas Lorenzas. Čia jūs matot jo drugelį, taip vadinama. Tai yra atmosferos būsenos vertinimas. Jisai 67 metais čia atsispausdino šitą savo straipsnį, už ką gavo tenais didelę premiją. Jis buvo matematikas, meteorologas, amžinatilsį. Ir jis parodė, kad ta atmosferos būsena, nors ir sunkiai yra prognozuojama, bet pasižymi tam tikrais dėsningumais. Tai yra, juda tam tikrais atraktoriais ir tų atraktorių forma, būtent atmosferinių reiškinių, jis sudaro va štai šitą drugelį. Tai va, įsivaizduokit, toks drugelis pas mus veikia kiekvienoj ląsteliai, kiekvienam organe, organų sistemoje ir mumise taip pat. Ir kuo tas determinuotas chaosas pasižymė? Kad mažas pokytis kažkur tai vienoje dalyje formuoja didelį pokytį rezultate. Ar ne? Nu, tarkim, vieną mažą virusą įkvėpėt, kažkur tai netinkamai papuolė
ir išsivertė į didžiulę ligą, į didžiulę problemą, ar ne? Tarkim, COVID-19, ar ne? Kuris nubangavo per visą pasaulį. Mažas pokytis vienoje vietoje gali duoti didelį rezultatą kitur. Tai yra determinuoto chaoso ir kompleksinių sistemų savybės. Ir mes jomis viso pasižymėm. Todėl, kai mes kalbam apie mineralus, ar ne, tarkim, mes kažkaip tai su jais manipuliuojam, ar ne, jie irgi tokį neapčiuopiamai mažą poveikį gali sukelti. Bet rezultatas gali būti tikrai neprognozuojamas. Ir ponia Violeta mums tą irgi gražiai parodė. Kita savybė kompleksinių sistemų yra bendravimas. Tai yra visos sistemos yra susijusios. Visatoje nesusijusių sistemų nėra. Paprasčiausiai nėra. Tas susietumas, jis jau pasireiškia kvantiniam lygyje, ar ne, susietumo efektą aš jau minėjau, kai kalbėjau apie kvantinių laukų ypatybės. Jisai skirtingose šituose fraktaliniuose lygiuose pasireiškia visuose lygiuose. Ir tas susietumas būtent sąlygoja evoliuciją. Kada viens kitą padeda, viens kitam kažkaip tai inicijuoja vieną ar kitą procesą, vyksta evoliucija. Virusai, kas ten yra? Baltymų kristalai, ar ne? Ir ilgai šitą medikai, mokslininkai, atsiprašau, šitą diskutavo, kas tai gyva gyvybė ar negyva gyvybė, ar ne? Kristalinė. Bet jie turi net savo komunikacijos ryšio priemonės. Jie bendrauja tarpusavį. Jie puola šitą ląsteles klasteriais, spiečiais. Bet jeigu vienas praeina jau į ląstelę, visi kiti nusisuka ir nukeliauja nuo tos ląstelės. Jau šitam vienam virusui nebetrukdo. Tai jeigu virusai jau turi bendravimo priemonę, viens kitam pagalbos priemonę turi, žmogus turi? Ne visada turbūt, ar ne? Tenka abejoti. Bet iš tikrųjų mes turim tą mūsų bendravimo priemonę ir jinai yra nepaprastai efektyvi ir labai stipri. Ir jin pasireiškia mūsų intuityviniam lygmenį, ne tik materialiam, ar ne, kad aš matau, man gražu, taip sakant, viskas tvarkoj, bendraujam, ar ne, užuodžiu, kvepia žmogus, dar kažkas, tai ar ne, tam materialiam lygyje, bet ir energetiniam lygyje mes pastoviai bendraujam. Širdelė savo kiekvieno susitraukimo metu sugeneruoja maždaug 60 kartų stipresnį elektrinį lauką negu bet koks kitas organas. Ir maždaug 5000 kartų stipresnį magnetinį lauką negu bet koks kitas organas. Taip, kad mes kaip švyturiai tokie elektromagnetinių bangų burbule tokiam vaikštom kiekvienu savo tvinksniu. Ir jeigu pas mus gerai išvysta intuicija, ar ne, jeigu aš atėjau pas savo šefą į kabinetą, ar ne, pasižiūrėjau į jį ir man aišku, ar su juo man bendrauti, ar palaukti kitos dienos. Ir galiu išeiti. Tam lauke mes jau visą informaciją turim, nešam. Tai yra priemonė mūsų bendravimui. Ir kaip nekeista, kuo mažesnis, kuo žemiau esantis gyvūnas, tuo šita intuicijos forma, tarkim, ar ne, energetinės intuicijos forma, labiau išreikšta. Nesistebėm, kaip mūsų šuniukas ar katytė laukia, kai mes grįžtam iš darbo, ar ne, prie durų. Jie tai jaučia netgi ženkliai stipriau negu bet kas kitas. Taigi bendraujant su gyvūnais, visą tai reikia užskaityti. Aš nežinau, kaip su mineralais. Bet aš manau, kad taip pat. Ką jūs generuojat savim, nes jūs ateinat su savo visu aš. Kaip visą tai atsispindi tenais.
Nežinau. Taigi mes turim tą bendravimą ne tik tai pradedant nuo virusų ir šitą tęsiant žmonėm, bet ir tarp visos aplinkos. Tie 3 laiptukai, kur jūs matėt šitą oro durgelius tos iš Edvino, tai yra tęstinis bendravimas ir kitam lygyje su Žeme. Kokia ta mūsų sąsaja su Žeme? Mes skaitom laikraščiuose dažniausiai, ar ne, magnetinė audra ir ką, bėgam namo, slepiamės po kaldra. Vienus jis suaktyvina tą prognozę, kitus atvirkščiai iššaukia tam tikras negandas, ar ne? Bet smegenų ir nervų sistemos aktyvumus keičia, užduočių atlikimo kokybę, kraujo spaudimą, kažkas tai minėjo man čia apie kraujo spaudimą ir kūrybingumą, ar ne, taip pat įtakoja. Tie laukai įtakoja į mus. Ar jūs jaučiat jų veikimą? Kas jaučia, pakelkit rankas. Čia tik tokie ir susirinko, supratau. Taigi šita buvo toks baltarusis iš Gardino kilęs Čiževskis, Aleksandras. Jisai pradėjo studijuoti Saulės dėmes tada, kada tik tai pradėjo būti stebėtos. Tai čia nuo niutoninių laikų. Ir pradėjo derinti Saulės dėmių skaičių, fiksuojamą, su socialiniais įvykiais, kas dedasi planetoje, su epidemijom, su karais ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tas Saulės aktyvumas, jisai keitaliojasi, kaip mato čia, kas 11 metų. Gal žinot, kodėl kas 11? Taip, kieno? Kokio? Kas 11 metų Saturnas, atsiprašau, ne Saturnas, Jupiteris apskrenda aplink Saulę. Jupiteris yra didžiausia mūsų Saulės sistemos planeta, turi ypatingai galingą magnetinį lauką ir didelę masę. Ir ta jo orbita nėra tokia apskritiminė, bet yra elipsoidinė. Ir kai jisai priartėja prie Saulės, Saulėje sukelia didelius magnetinius sūkurius, kurie išmeta protuberansus, šitą elektrintas daleles į erdvę. Ir tie srautai dalelių Saulės vėjo pavydalo pasiekia Žemę. Ir tie dalykai kartojasi su Jupiterio ciklu, kuris išprovokuoja štai šitos dalykus. Ir Žemė būtent papuola į šitas audras. Ir štai šitaip mes patiriam jų poveikį. Čia yra jo knyga išleista. Taigi, iš vienos pusės tai gali sukelti šitos audros protinę painiavą, nusivylimą, nekantrumą, sudirgimą, nuovargį, susirūpinimą, įtakodami energetiškai į mus visus. Bet tai yra šita Saulės vėjas yra šitam išoriniam magnetiniam lauke stipriai. Tas išorinis magnetinis laukas, kai smogia Saulės vėjas, jisai suskamba. Jisai suskamba kaip varpas ir tas virpesys elektromagnetinis persiduoda vidiniai daliai Žemės atmosferos, tai yra atmosferoje, kuri yra tarp Žemės plutos ir ionosferos. Tai yra ta maždaug 100 km zona, į kurią šitas virpesys yra perduodamas. NASA gerai tyrė šitą išorinį lauką, o vidinio to lauko fluktuacijų tyrimą jinai
neturėjo galimybės atlikti. Ir jinai inicijavo 2000 metų pradžioje būtent statybą magnetometrų, kurie fiksuoja tą vidinį lauką, vidinius svyravimus, kaip tai atsiliepia tam ionosferos ir Žemės plutos apribotam sluoksnė, toj sferoje, tam gaubliai. Ir inicijavo magnetometrų pastatymą ir šiuo metu tie magnetometrai 6 yra pastatyti aplink Žemės rutulį. Yra Kalifornijoje pirmoje eilėje, ten, kur ir įpareigojo NASA, ten yra toks širdies matematikos institutas, HatMat Institute. Jis turi savo puslapį, galite pasižiūrėti, ten labai įdomių daug darbų. Yra įvairiausių. Tai ten Kalifornijoje pastatytas. Paskui yra Kanadoje pastatytas, tiesiai per dinovidinį šitą į viršų. Paskui yra pastatytas 3 Lietuvoje, centre mūsų universitetui padovanotas šitas magnetometras yra. Paskui yra Pietų Afrikos Respublikoje, Saudo Arabijoje ir Naujojoje Zelandijoje. Iš viso šiuo metu yra funkcionuojantis 6 magnetometrai, kurie rodo tos vidinius lauko svyravimus. Taip atrodo, ten yra 2 galingos antenos įkastas giliai po žemę ir fiksuoja to magnetinio lauko duomenis 130 kartų per sekundę ir siunčia į kompiuterinį debesėlį ir visi magnetometrų duomenys randasi debesėlį ir mes galim visada juos nusiskaityti ir pasižiūrėti, kur, kokioje pasaulio daly, kokie svyravimai vyksta. Taigi mes turim štai tą vidinį sluoksnį, kuriame tie svyravimai vyksta. Ir tik tai kai kurie svyravimai vyksta neužgesdami, kiti užgesta. Ir tie svyravimai, kurie bangos ilgių įsitelpa į šitą visą erdvę, yra girdimi, matomi ir jie kaip bangos pastoviai mus skalauja. Mes gyvename tose bangose. Pastoviai, stabiliai. Ir dabar, ir kiekvieną akimirką, kiekvieną sekundę. Ir tos bangos, tik tai tam tikros šito erdvėje, jos kaip, tarkim, smuikas, ar ne? Smuikė virpina stygas, bet rezonuoja tai korpusas jo. Ir būtent tas korpusas rezonuoja tam tikrus garsus. Iš to mes atpažintam, kad čia smuikas, ar ne? Bet net sumaišyšim smuiko su alto, tarkim, ar ne? Ar su violončele, ar su kontrabosu. Skirtingos rezonuojančios ertmės rezonuoja skirtingiams virpesių dažniam. Ir mūsų Žemės atmosfera generuoja, palaiko tam tikras. Marse bus jau kiti virpesiai, Veneroje bus kitokie, dar kitoj planetoj bus kitokie šitie virpesiai. Tie virpesiai pirmą kartą jie buvo pastebėti vokiečių fiziko Šumano ir vadinami Šumano rezonansais. Šumano rezonansai. Taigi iš vienos pusės tie saulės audros kelia nemažai problemų mūsų sveikatai, bet iš kitos pusės jie labai stipriai suaktyvina mūsų kūrybingumą. Ir didžiausi atradimai ir mene, ir moksle atsirasdavo būtent dabar. Dabar šie metai, 24 metai, mes esam Saulės aktyvumo pike toj viršūnė. Ir ką mes turim? Iš vienos pusės mes turim visą laiką tebesitęsiančią agresiją iš rytų, ar ne? Turim didžiulę neigiamos emocijos paplitimą. Iš kitos pusės turim didžiulį kūrybingumą, ar ne? Tai, ką aš Nobelio premiją pristačiau, ar ne?
šitų kvantinio lauko technologijų proveržį. Turim ir tą turim. Taigi tas Saulės vėjas, kaip matot, jisai trinkteli pas mus į tokią sferą, į tą išorinį magnetinį lauką. Tas laukas pradeda virpėti, gausti kaip varpas, ar ne? Ir mes turim dvi sritis, tai yra šiaurė ir šiaurės, ar čia mato mano rodiklę, matot? Šiaurės sritį, kur Saulės vėjas įkrenta į atmosferą, ir pietų kryptį, kur irgi įkrenta į atmosferą. Į šiaurę įkrenta protonai, atskrendantis kartu su Saulės vėju. Tai yra vandenilio branduoliai, protonai. Ir jie smūgiuoja šiaurės pusrutulyje. Magnetinis laukas jos taip nukreipia. Į pietų ašigalį smūgiuoja elektronai. Bet protonas yra maždaug 1840 kartų sunkesnis už elektroną. Ir tada efektai, kurie matomi šiaurės ašigalį, yra ženkliai stipresni negu tie, kurie matomi yra pietų ašigalį. Na ir visokie atmosferiniai reiškiniai labiau išreikšti yra būtent šitą šiaurės ašigalį. Kaip matot, čia iš NASA paimta nuotraukėlė, tie protonai nukreipiami yra į šiaurės ašigalį ir jie yra įsukami dar papildomai į tą piltuvėlį magnetinio lauko ir dirba jisai kaip greitintuvas ir smogioja į Žemės atmosferą. Ir Žemės atmosferoje susidaro tos pašvaistės. Šiaurės pašvaistė. Ir čia jūs galit matyti štai šitoj vietoje būtent besiformuojančią pašvaistę nuo šitų protonų. Aš jau turiu užbaigti? Atsiprašau, įsišnekėjau, pasimiršau laikę. Tada, jeigu leisit, su jūsų sutikimu, gerai. Tai jie sukelia virpesius, tos Šumano virpesius, labai žemam dažnių diapazone. Ar ne? Čia yra, kaip matot, čia šiaurės pašvaistės sukelti spektrai atvaizduoti. Ant X ašies yra laikas, o ant Y ašies dažnis. Ir čia yra 1 hercas. Apie 1 hercą, plius minus truputėlį, svyruoja šitie visi dažniai. O kas yra 1 hercas žmogui? Gal žino kas nors? Nežinot. Mūsų širdies darbas. 60 kartų per minutę. 1 hercas, 1 kartas per sekundę. Mūsų veda šitas virpesys mūsų širdies dažniu. Mes gyvenam tame. Tuose virpesiuose mes pastoviai, stabiliai gyvenam. Čia yra 4 magnetometrų duomenys. Trečias, kaip aš minėjau, čia yra mūsų. Ir čia visi jie suvienodinti. Čia yra 1, tai yra Kalifornija, 3 yra Lietuva, čia yra 4, ar ne, Kanada, ir 5 Naujoji Zelandija, šičia atvaizduoti yra. Kaip matot, naktį tie Šumano rezonansai išnyksta, jie atsiranda dienos metu, tie aukštesnieji, ir jie taip ir svyruoja. Mažėja, pakyla, mažėja, pakyla, kai Žemė. Kažkur tai čia buvo
Šumano rezonansai, kaip matot, labai ryškiai išreikšti. Tai buvo rugpjūčio 23. O kas rugpjūčio 23 Lietuvoje būna? Kaip? Juodo Kaspino diena. Ir tada buvo 25-metis. Ir tada buvo per Pabaltijo valstybės praktiškai vėl susivienyta ta žmonių grandinė ir buvo ypatingai iškilmingai švęsta šita data. Ir kaip matot, net Šumano rezonansai tai sureagavo. Ne tik mes reaguojame į šitos dalykus, visa aplinka reaguoja į tai, ką mes teikiam. Mes esame atviros sistemos. Kompleksinė sistema yra atvira. Jis aktyviai bendrauja su aplinka. Mes darom įtaką taip pat. Na, čia kaip atrodo, tenais tam puslapyje, jeigu nepatingėsite eiti, Širdies matematikos instituto puslapį artmat.org, šitą rasit ten tuos duomenis ir mūsų magnetometro, ir kitų pasaulinių magnetometrų. Kaip? Kaip? Ne paskutinė. Atleiskit už mano plepumą, bet čia taip atrodo Šumano rezonansai ir kiekvienas rezonansas yra mums reikšmingas. Tai yra alfa, beta, gama Šumano rezonanso dedamosios, kurios visos pastoviai pas mus egzistuoja smegenyse. Mes gyvenam šituose dažniuose. Tie dažniai mus veda per mūsų gyvenimą. Na, čia žemieji dažniai, taip atrodo realiai šitie Šumano rezonansai, kuriuos mes fiksuojam. Magnetometruose ten buvo teoriniai daugiau. Kaip mato, dažnumai visi atitinka ir tik tai intensyvumai yra skiriasi. Ir jie visi veikia. Mes esam skirtingo jautrumo truputėlį tiems Šumano rezonansams. Čia mes darėm tyrimą skirtingiams žmonėms, vyrams, moterims, ir vyresniems, ir jaunesniems. Tai kaip matot, reaguoja geriausiai į tuos Šumano rezonansus jaunesni vyrai ir vyresnės moteris. Ir jeigu pasižiūrėsit, iš tikrųjų, netgi į mūsų socialinę struktūrą, paimkite ekskursijas ar kur nors einat, kas dominuoja vyresnių amžių grupėse. Moteris. Ar ne? Kiek iš visos šitos auditorijos yra vyrų? Atstovai tik tai, ar ne? Deja yra taip. Todėl jautrumas mūsų tiems energetiniams poveikiams yra skirtingas. Ir aš įsivaizduoju, tas jautrumas mineralams, ar ne, taip pat yra skirtingas. Ir tą jau galima diferencijuoti, jau tą galima matuoti. Mes ir fizinio krūvio atlikimo metu mes galim šitos dalykus matuoti. Net infarktų mes gaunam mažiau tada, kada energetika mus palaiko. Kada žemi dažniai yra dideli, mūsų infarktų mažėja. Būsena, emocinė būsena, taip pat praktiškai per tam tikrus mechanizmus šitie energetiniai laukai mus pakrauna. Ir žinoma, kaip pakrauna. Per mitochondrijas mūsų energetiniai fabrikėliai. Labai norisi mane uždaryti, ar ne? Bet jau čia aš taip. Tai jos gamina adenozintrifosfatą. Ir jeigu jis aktyvinamos yra ir prigamina organizmas daug to adenozintrifosfato, mes jaučiamės energingi, tvarkingai, ir organai, ir sistemos, ir ląstelės funkcionuoja normaliai, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai vat šitas laukas, žemo dažnio, ar ne, apie kurį aš jums Šumano rezonansai, jie aktyvina mitochondrijas. Ir nereikia kitų energetinių resursų, užtenka šito, kad mitochondrijos aktyvuotųsi ir pagamintų šitą adenozintrifosfatą. Energetinės sistemos, aš įsivaizduoju, mineralai,
turėdami savo tam tikrą energetinę sistemą, jie taip pat kažkaip tai į šitos dalykus įsikiša. Mes dar nežinom, kaip, per mažai tyrimų yra padaryta, bet iš tikrųjų, matomai, tas kelias yra visai realus ir visai suvokiamas yra pilnai. Taigi, vat, kristalas, jis turi, čia yra Kirliano fotografija, kaip atrodo kristalo energetinis laukas, ar ne? Jis yra čia užfiksuotas, bet jis, aš įsivaizduoju, taip pat yra dinamiškas. Jis kažkaip tai sąveikauja su Žemės šito magnetiniu lauku. Nebuvo daryta tyrimų, kaip paros bėgėje šitas atvaizdas keičiasi Kirliano fotografijos. Taip, bet matomai vėlgi tai yra. Ir priklausomai nuo žmogaus, nuo jo santykios su šito. Bet va, tokie dalykai pamatuoti jau pilnai yra galimi. Ta Kirliano fotografija tai yra tam tikras auros fotografavimas. Jūs pasakysite, aura yra, taip sakant, pletkai, nekai ir negali būti, ar ne? Bet nėra jokio materialaus objekto visatoje, kuris neturėtų savo auros. Kiekviena materiali dalelytė, ar ne, jin turi aplink save elektronų debesėlį. Gintaras, iš gintaro graikiškai yra elektron, jisai kilo elektrono vardas. Ir tai yra elektronų debesėlis aplink. Jūs patrinat, sutrikdot tą debesėlį ir jisai pradeda traukti, jisai pasidaro elektriškai aktyvus ir pradeda traukti popieriaus skilteles, ar ne? Kiekvienas objektas turi aplink save šitą elektronų debesėlį. Ir tai ir yra aura. Ar jūs paimsit, čia yra piršto aura, ar ne? Ar paimsit mineralo, šitą, ten kvarsas, man atrodo, buvo prieš tai, ar ne? Šitas. Ar jūs paimsit Žemės rutulį, jisai vėlgi turi savo aurą. Ir apie tai didžiulis straipsnis Nature praeitais metais atspausdintas šitą, nurodant Žemės aurą. Ir kaip jie sąveikauja su visais energetiniais laukais. Viskas yra tarp mūsų susiję. Viskas. Taip atrodo žmogaus aura, ar ne? Visa. Kairiai pusėje yra aura žmogaus, tokioj normalioj, pradiniai būsenoj. Paskui už tą pilietį buvo pasimelsta, jam nežinant nei kaip, nei kada. Kita grupė, kitoj patalpoje už jį pasimeldė. Ir dešiniai jūs matot po maldos aurą. Tai buvo grinai poveikis per nulinio taško lauką. Jokio fizikinio poveikio nebuvo. Kaip pasikeitė tai? Ir sveikata iš karto gerėja. Jeigu aurą mes išlyginam, tai yra pirminis, tai yra energetiniai šitie išsidėstymai aplink mūsų kūną ir jeigu mes juos sutvarkom, išlyginam, tvarkosi pats organas, pati sistema. Jos ryšiai tarp kitų sistemų atsistato, pradeda funkcionuoti geriau ir žmogus veiksta. Na, čia mes paėmėm tą žmogų su širdies, su elektrokardiograma, darėm darbą, tai ir kai už ją meldėsi, kaip matot, jos širdies dažnis mažėjo, o kai jin pati meldėsi, jos dažnis didėjo, nes reikėjo daugiau energetinių resursų, kad susisiekti su savo to kvantiniu lauku. Jeigu leis, tada čia jau ne mano laiko sąskaita. Mes čia turim dar labai daug pranešimų. Individualiai gerai tada. Tada aš jau čia. Yra literatūros, tai ką aš pasakojau ne iš dalies iš savęs, iš dalies tai, kas yra literatūroje, ją apibendrindamas. Yra metodikos, kurios jau šitos dalykus gali stebėti, tai yra Kirliano fotografija, Korotkovo metodikai, labai paprastai galima šitokius procesus jau fiksuoti ir stebėti. Ir pagrindinės išvados. Tų kristalų galimas būtent materialiam lygmenį,
galimas energetiniam lygmenį ir kvantinių laukų lygmenį. Ir matomai visi tie 3 keliai yra realizuojami būtent šitos mineralo terapijos eigoje. Viskas.